Nauja savaitė. Pjauju į sandėliuką, noriu greitai dar spėti šiandien pakrauti dėžę su humanitariniais siuntiniais. Kreipėsi dar vieni žmonės iš močiutė tokia su negale iš Ukrainos, iš pabėgėliai ir paprašė miltų bent jau, nu, sunkiai jie ten gyvena, žodžiu, nuveši. Kaip bilietį apsisukom, dabar maistuką dalinsim į dvi dalis, dadėsim šampūnų, dantų pastos ir bus gerai. Сейчас 5 минут подъеду. А ты, у тебя нет тушеночки такой? Положил. Ага, здравствуйте. Как настроение? Держите. Там еще мороженое, рыба, так что вы как-то сразу ее. Оп-оп. 4. Нет, дом 13. Ага. Да, этаж перепутал я. Держите. Сюда поставить. Все, счастливо. До свидания. Вот, что успею. Ieškom vienos šeimos. Einasi, labai einasi sunkiai, 4 siuntinukus dabar vat paruošiau. Dar yra biškutį darbo. Tai pailsėsiu porą minučių. Porą minučių pailsėsiu, tada pratęsiu. Siuntinuką norėjau sutikrinti, kokie dabar vaiko dydžiai yra. Jau nebefilmavau, norėjau daugiau padaryti greičiau. Na, rezultatas mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 siuntinių į skirtingus Lietuvos miestus. Rytoj siūsime Omnivą, na, o šiandieną jau tikriausiai užteks. Давай, без желтой, да? Да. Не войдет. Фух. Vakarinė pamaina. Keliavom. Viena mergaitė skambino, pasakė, kad kažką dėjo į mūsų stebuklingą dėžutę. Reikia pažiūrėti. Na ir siuntiniai. Viską sumaišyti ir į maišiukus sudėti. Ir noriu jums parodyti, pasidžiaugti, o čia vaikučiai nupiešė savo rankytėmis ir pagalba su tėvais, parašė, o čia pats vaikas su kalėdom. Šiandien mus pasiekė siunta iš tolimos šalies, iš Vokietijos. Keliavo tai tokie 2 dėžės su dovanomis ir tikrai labai džiugu, kad žmonės per tokią didelį atstumą dovanoja savo šilumą, savo rūpestį. Nu, čia jau tikrai didelis neabejingumas pas žmonių yra, kad jie nežiūrinti tai, kad čia reikia samdyti kurjerį, siūsti į tolimą šalį. Na, super. Aktyviai vyksta darbai, net sušilau. Štai tokiuose maišuose keliauja po Klaipėdą. Kraunamės veik mobilį, kelionė į vienus slaugos namus. Viskas нормально. Вот ты мне мурзил. Слушай, а что мы с тобой вдвоем высыдали? Ну, savo fantazijos, Viktorai, prašau prie savęs laikykit, mes keliaujam. Nesušalkit, mes toje sunešim viską į vidų. Ar lelytę, ar meškiuką, ar saldainių maišymą. Ta.
Viską turim. Žiūrėjau, ar tą netraukia pilvo. Tiek, tai pažiūrėkit, gerai. Šitą tai aš prie durų toj pat padėsiu. Tu imk man. Sveiki. Ačiū labai. Čia tau. Nu šitos. Kolega, senelė, jūs turite kokį vairuotojo pažymėjimą, pavyzdžiui? Vienas tikras и gražus, а kitas Викторас. Че Эльня. Туда, где в прошлый раз носили. Понеси. Девушка, когда зайдет. Sveiki. Dovanoms. В хоровод уже. Палавки, это ж поспойну. Туда на пост, да? Что? Да, чтобы не было у вас бардака. Čia jau iš trečios įstaigos mes keliaujame. Jau senatvė. Arba grįžti paprašyti. Jau Viktoras jau pamatė moteris. Raudonosi, ką tu man padavanosi. Spina, man atrodo, nėra. Šiandien pakrausimės maišiukus į 6 šeimas, o taip pat į 2, kol kas 2, bet dar vat su vienu susirašinėjo benamiams tokia maisto ir kitų dalykų, šiltų drabužių, nu, žodžiu, tokie paketukai. Tu tik tos šakos, gerbiamas senelis, neatitrauk taip stipriai. To keliu geriau jo nebevaikščioti. Nu, kad žemdyliui, kalėdos, gal nors būtų, nu, čia tokie šventė, matot, saldainiukai. Viskas. Tikiuosi, nieko nepasikavau. Artėja greit šventės. Kiekvienas žmogus būtų pati gyvenimą. Čia. Galėjau prašyti. A pasakysi mano lėraštuką, gausi dovanėlę. Eglutės parodos. Toliau. Iki. Sėkmės senelė šalti. Nepaklysk taikoj. Пятый. Tep. Laba diena. Laukit kalėdų senelio. 47, по-моему, не? O. Kalėdų senelis keliauja pasiimti dovanų. Kaip keistai tai beskambėtų, bet vat, žmonės atsiuntė iš Vokietijos siuntinuką veik fondo. Ir prie to pačio ir pasiimsim. Priekulė labai gražiai papuoštas, visas šviečiantis miestas ir eglė didžiulė. Nu va. Viso gero.